Nu tai ką, labas rytas visiems. Tai toliau keliaujame aplink Lietuvą be navigacijos, antra diena. Šią nuotaikėlės kiek prastos. Vakar įsikėlė video tik tais apie 1 nakties. Tai truputėlį prastokai įsimegau. Nu, bet yra kaip yra. Dabar turim beveik 8 ryto. Susideda daiktus, sėdu ant moco ir važiuoju, kadangi už valandėlės turėtų pradėti lyti. Ir viskas. O šiandienos planas tai yra važiuoti per Pabradę, per Švenčionis, per tą galą, žodžiu, ir kilsim iki pat Biržų važiuosim. Tą antrą, ketvirtą bandysim užbaigti. Ir tiek, tai palinkėsiu gero žiūrėjimo, o aš einu ruoštis ir let's go. Nu ką, laikas pradėti kelionę. Ką mes dabar kol kas link Pabradės važiuojam. Čia man kaip ir viskas aišku, tik čia kaip ir aiškiai suksiu pagrindinę, važiuosiu pro Antakalnį. Tai realiai visą laiką tiesiai iki T formos sankryžos gausis ir dešinę reikia sukti. Kaip ir viskas paprasta. Biški prasileidau, ne ten nuvažiavau, bet viskas okei. Radau Jozitą, tai nusipyliau kurą, pas kasininką paklausiau, nelabai žinojo. Tai greitai įsitraukė žemėlapį, tai čia kilometrą realiai kokią nusakau į tą pusę. Tai truputėlį reikės atgal prikryžti ir tiek. Tai tokios takelios. Biškai pasikreipiau mikrofoną, gal geriau girdėsit mane. Ir šiaip stengsiuos daugiau įrašinėti garsą sustojus tada. Ir viskas, o toliau lyja, tai nieko nelaukiam, važiuojam ir reikia lėkti. Ir kur dabar? Manau, turėtų būti tiesiai. Žodžiu, nežinau, kiek girdėsis. Sustojau apsirengiškai daugiau blizonų sudėti. Žodžiu, visas peršlapo nuo vėjo. Labai net krūtinę traukia, tai nenoriu paplaučių uždegimo ar kažko. Bandysiu biškį apsirėdėt. Pabradės liko kokie 8 arba 10 kilometrų. Ir tada stosiu žiūrėti važiuoti toliau. Tai tiek. Pasiekėm Pabradę ir jau turim čia kažkokią apylanką, remontas, kažkas tokio. Tai surasiu kokią ramesnę vietelę, įsitrauksiu žemėlapį, pasižiūrėsim, kur toliau važiuoti. Trumpam sustojam, pasižiūrėsim, kur reikia važiuoti. Pravažiuoju visą Pabradę, realiai tiesiog tiesiai važiuoju. Tai gerai. Čia nebus, kad aš čia dabar kažkur pabuverė čia. Tai gerai. Tai viskas gerai. Dabar važiuosim iki Švenčionių. Tai tikriausiai suksim pro Ignaliną. Tada Visagina, Zarasas, Rokiškis ir Biržai. 123 kelias, tai čia greičiausiai bus labai panašiai. Nieko nelaukiam, važiuojam, kol vėl neužklupo lietus. Žiauriai lyja, žiauriai šlapia. Nelabai smagu važiuoti, atkalop. Važiuoju jau 3 valandas, liko 10 km iki Ignalinos. Tiesiog sustojau truputėlį pailsėt, važiuosiu į Ignaliną, lyg praktiškai nebuvo sustoję. Labiausiai kas erzina, tai batai kiaurai šlapėjau. Bet žodžiu, yra kaip yra. Kaip sakant,
važiuoju ir galvoju, kad šiandien tikriausiai reikia sutraukti tas bulkas. Atvažiuoti ir tais galima visėtis. Ir tiek, rytoj mačiau, kad įsimato gal tik valanda lietaus, tai truputėlį bus geriau, svarbiausia, kad viskas išdžiūtų. Ir kaip ir minėjau, blogiausia tai dėl batų, nes jaučiu, kad ten vanduo stovi, batai neperšlampami, bet nuo kelnių viskas subėga. Žodžiu, upelį. Tai va, šaikelė. Važiuoju aš iki Ignalinos. Gerai, truputėlį sustojom pailsėti, pagaliau išlindo saulė, jau gal pirštai atbrinkė išdžius. Ir žodžiu, nežinau, ar matot tenai, avytės ganas. Tai tiesiog sustovė, dėl to nes avytės pamačiau, ten irgi, o ten aplamai labai daug. Tai nekreipė jos dėmesį, kai važiu, bet tik sustojau ir pradėjo bėgti. Bet vat yra tokių drąsesnių biškių, tai žiauriai fainai. O, ateina čia juodagalvės. Žiauriai gerai. Ir ten kažkur, man atrodo, kad vanagėlę mačiau, bet dar atrauk šitą kamerą tikrai. Tai va, šiaip kaip išlenda saulė, žymiai yra fainiau važiuoti. Net būna pravažiuoja kokį mišką ir vėl į saulę grįžta, tai tokia net šrupai praeina per kūną. Tai kokia net, nežinau, 10 kartų tikrai yra maloniau. Iškart norisi jau kažkur sustoti ir kažką nuveikti, nes šiaip kai važiuoji, kai šalta, kai lyja, nenori stoti, nori tiesiog spaust gazą ir kuo greičiau nuvažiuoti tą vietą, į kurią tu nori nuvažiuoti. O kai išlindo saulė, tai iškart norisi ir sustoti, ir kažką pamatyti, ir kažkur nueiti, ir žodžiu, supratot. Tai aš dar kokią minutėlę pastovinėjau ir važiuosim toliau. Pažiūrėsim Zarasuose, gal sustosim kažkur, sumastysim kažką apsipirkti ar kažkas tokio. Tai ką, pasiekėm Zarasus, užsukau į parduotuvę, pasimsim gal kažką užkast, pakeliu kitą miestą pasigaminsim, kažką šiltą gėrimą atsigert ir tiek. Pažiūrėsim, ką čia gero rasim. Jau gavau lietaus. Ir dar taip gavau, kad normaliai. Tai tik išvažiavau iš parduotuvės, iš miestelio išėjau, iškart drioptelėjo, vėl visas kiaurai šlapias. Pradėjau važiuoti iš miesto, nuvažiavau kokius 5 km, susidėjau kuro lemputę, grįžau atgal į miestą. Žodžiu. Biškai nervų kasimai, neslėpsiu. Žodžiu, nežinau ar girdit, bet batai kiaurai šlapia. Dabar vėl saulytė. Tai tik išvažiavau iš parduotuvės, gavau lietaus, tada apsisukau, kuro lemputė užsidegė. Nuvažiavau iki degalinės, susipyliau kurą, vėl išvažiavau iš to miestelio link Rokiškio ir iš kokių 10 minučių nustojo lyt, bet peršlapti spėjau. Tai radau pavėsinę, eisim, pabandysim truputėlį užkast ir tiek, tokias takelės, biškį sušilsim, pasiėmiau kavos parduotuvėj. Tai išgersim kavytės. Žinau, žiauriai šiaip šalta ir blema toks net. Labai nenorėčiau susirgti. Tai va. Tiek. Einam pasigaminsim. Parodysiu kokį nuostabų patiekalą šiandieną jums ketinu parodyti. Tai gerai, tai šiandien
skanausime ne šiaip kokį tai steiką ar kažkas tokio, o pieniškos dešrelės virsim ir pasiėmiau porą, nežinau, ką žmonės vadina kava. Išgersim, porą bandelių pasiėmiau, tai užkasim ir bandysim važiuoti toliau. Ką, užvirė vandenukas, galim išlaisvit pusę. Valiau, dabar dešrelėm bus per mažai. Žodžiu, kol verda, kol viską darausi, noriu paprašyti, labai daug žmonių žiūri, kurie nesubscribina. Tai tikrai paprašysiu pasubscribinti, jums tai nieko nekainuoja. O man tai yra tikrai nemažas postumis į priekį. Plius vėlgi, blemba, vien už lietų pasubscribinkit. Rimtai blemba, nes čia tiek sušlapau, kad... Vėl pila. Įdomu, kiek ilgam. Ai, tai blemba. Gal jau biškai praeidinėja. Dešrelės bent jau šiltas. Kavytė šilta, vis kažkas. Ai, nes tau kaip nemalonu. Vis svarbiausia šiandien, kaip sakant, išgyvent, pravažiuot, davažiuot, susiras kur gyvent. O rytoj tikiu bus geresnė diena. Žodžiu, tai išlindo truputėlį saulytas, sustau, galvau, užsidėsiu kamerą ant šalmo, kad truputėlį dar vaizdų kokiu paimt. Žinoma, matos tikriausiai, kad tos saulės nebus ilgam, bet vėlgi. Pravažiavau Obelius tik kat, pravažiavau Rokiškį, gavau dar porą kart lietaus. Žodžiu, manau, gausiu atsiprašyti, kad šiandien kiek mažiau parodysiu visko. Na, bet labai oras vaiko iš tikrųjų mane. Tai tikrai niekur nestoju, tiesiog spaudžiu gazą, kad nuvažiuot. Nors norėjau ir prie to pačio Obelių malūno sustot. Na, planas buvo, bet kol tu planuojas, kažkas juokis. Tai va, gerai, ateina debesiukai, pradėsiu važiuoti, nes ten priekį matau, kad lyja. Čia dar nepradėjo. Tai užsimesiu kamerą ant priekio. Iki Biržų dabar liko apie 55, kokie 60 km. Tai lėksim. Užsisakiau jau kambarį. Nežinau net kaip pasakyti. Svarbiausias tikslas yra įsidžiavinti striukę su kelnėm. Kadangi turiu šiaip kedus, tai blogiausiu atveju bus galima su kedus rytoj startuoti, bet bent jau rūbus noriu turėti sausus. Nu ir viskas, tai sėdu ant pirdos, važiuoju toliau, kol dar negavau lietaus ir tuoj susitiksim. Žodžiu. Nu, bet gerai, žinai, pasiekėm Biržus. Ir iš tikrųjų tai turėtų mano ir viešbutis būti. Žinau, kad prie Circle K 10 turėjau sukti. Ir tada turi būti kažkokia kavinė ir Vėjo gatvė. Kažkas tokio. Tai bandau važiuoti.
taip nenoriu. Šakis. O, net atsisėjęs, kaip nesmagu. Na ką, keliuosi medžiagą į kompą iš Action'o. Dar liks medžiaga iš tenai, bet ten tik keli video, tai gan greitai bus. Turim be 15:06. Šiandien noriu suredaguoti ir jum įmest. Pati diena nuvarginanti. Iš tikrųjų tikrai varginanti. Sušalau, daug kartų sulytas buvau, nenufilmavau, bet batus nusėmus iš batų tiesiog vanduo išbėgo. Nu taip, nelabai smagiai, nu bet yra kaip yra. Atvažiavau viešbutį Biržuose, visai nieko, už gerą kainą irgi, šiaip juokinga kaina, tai virtuvėlė, net kojas išbrinkusios nuo tų batų, tualetenzas, tualete jau kelnes kabo, apatiniai džiūsta, čia irgi viskas absoliučiai sudžiauta, tada vaikų kambarys. Šiaip 3 lovas, tai kas su vaikai žiūrit, gali tikrai keliauti. Ir mėgamasis. Visai neblogai iš tikrųjų. Ir kaina 35 eurai, kažkas tokia. Tai va, žodžiu, pasiėmėm biškį užkast, vakarienį buvom špakiukų. Ir taip ir gyvenom. Tai ką, eisim montuot video. Kelt jum. Šiaip, kaip ir prieš tai minėjau, tai atsiprašysiu, kad galbūt tiek daug niekur nestovau, bet vėlgi sakau, lietus, iškis stresiukas, lėkt, norisi kuo greičiau pasiekti savo tašką ir eiti ilsėtis. Tai va, pasiekiau, sveikas gyvas, buvo porą momentų, kai matėsi 10 metrų tik į priekį, per lietų, tai taip neįtins smagu, bet čia visą kitą fainai. Tai, kaip ir minėjau prieš tai, šiandien gavau biškį surauk bulkas, bet rytoj, manau, bus tikrai geriau. Tai tiek, o jeigu žiūrėti iki galo, tai like, subscribe, comment ir tikiuosi susižiūrėjo. Iki rytojaus.